Turbūt daugelis kino fanų matė nors vieną režisieriaus Paulo Tomo Andersono filmą. Gal tai buvo komedija Pašėlusios naktys, kurioje pasakoma pornografinio kino istorija. O gal istorinė drama Bus kraujo, kurioje sveika protą prarandantis pagrindinis filmo veikėjas vis ieško naftos. Šio režisieriaus kūriniai yra vizualiai įsimintini ir ganėtinai įdomus, o todėl jie nuolat nominuojami Oskarui. Taip nutiko ir su paskutiniu režisieriaus kūriniu Mūšis po mūšio, kuris taip pat susilaukė net 13 nominacijų. Ir taip, aš žinau, kad šis filmas buvo išleistas dar praeitais metais, bet aš jį pažiūrėjau tik dabar. Visgi nepaisant tokio pripažinimo, filmas buvo nuostolingas, o man pačiam apie jį teko girdėti gana dviprasmiškų kino žiūrovų atsiliepimų. Ir čia natūraliai kyla klausimas, apie kągi pasakoja šis kūrinys ir kodėl jis taip gerai buvo įvertintas kino kritikų. Pēkšt, sprāksta. Kalbant labai paprastai, tai yra veiksmo filmas apie kairių pažiūrų revoliucionierius, kurie Amerikoje bando sukelti proletaro revoliuciją. Ir be abejo, kad tokiame kūrinyje atsiranda vietos ir sąmokslo teorijoms. Filme kaip tik rodoma slapta, turtingų žmonių perpildyta organizacija, kuri bando išsaugoti baltosios rasės švarumą. Taigi, filme svarbia vietą užima paranojos ir valdžios nepasitikėjimo temos, kurios buvo nagrinėjimas ir filmą įkvėpusiame romane. Pastarasis nukelia į 1984 Ameriką, kai Ronaldas Reiganas buvo perrinktas prezidentu, o JAV visuomenėje tvyroja paranoja, rasinė įtampa ir smurto prasiveržimo baimė. Tačiau pačiame romane visa istorija prasideda dar 7-ame dešimtmetyje, kai Amerikoje tvyroja vis ta pati paranoja, rasinė įtampa ir smurto prasiveržimo baimė. Ir ši istorinė nuoroda tampa svarbi ne tik pačiam pasakojimui, bet ir filmo Mūšis po mūšio išvaizdai. Visų pirma, būtina aptarti tiek romano, tiek filmo kultūrinį kontekstą. 70-mečio Amerikos visuomenė išgyveno gana drastiškus pokyčius. Tai buvo hipių, seksualinės revoliucijas ir narkotikų laikotarpis. Kartu tai buvo dešimtmetis, kai per Amerikos televiziją buvo nuolat transliuojami kadrai iš žiauraus Vietnamo karo ar nužudyto prezidento Johno F. Kennedyo laidotuvių. Toks smurto, narkotiko ir paranojos kokteilis atsispindi ir 70-mečio Amerikos literatūroje bei kine. Pavyzdžiui, 1962 metais pasirodė įtakingas Keno Kyzio romanas Skrydis virš gegutės lizdo, kuriame autorius aprašo žiaurios psichiatrinės ligoninės kasdienybę. Knygą beje įkvėpė autoriaus patirtis programą MK Ultra, kai CŽV testavo narkotikų poveikį žmogaus protui. Jeigu negirdėjote apie tai, pasidomėkite. Taip Kyzio knygoje nagrinėjama narkotikų, paranojos ir smurto temas, kurios dažnai buvo keliamas ir 70-mečio JAV kine. Vienas ryškiausių pavyzdžių yra 1962 metais taip pat pagal knygą sukurtas filmas Mandžiūrijos kandidatas, kuriame rodoma, kaip vienam karo veteranai praplaunama smegenis, kad jis nužudytų vietinį politiką. Beje, šiame filme pagrindinį vaidmenį atliko Frankas Sinatra. Ir 7-ame dešimtmetyje tokio pobūdžio filmų pasirodė gana nemažai. Pavyzdžiui, filme Taikiniai rodomas masinę šaudynę surengęs paauglys, o filme Nerūpestingas keliautojas narkotikas vežantis baikeriai, kurie filmo pabaigoje yra nužudomi. Apibendrintai galima teigti, kad 7-ame dešimtmetyje JAV pasirodė gana nemažai narkotikų, smurto ir paranojos temą nagrinėjančių filmų. Ir būtent šią kontrkultūros tradiciją tęsė filmas Mūšis po mūšio. Tačiau filmas ne tik užčiapia kontrkultūros klausimus, bet ir tiesiogiai imituoja 70-mečio JAV kiną. Kaip viename interviu atskleidė pagrindinis filmo operatorius Michaelas Baumanas, jie siekia atkartoti kai kuriems seniesiems filmams būdingą stilistinį šiurkštumą. Geru tokio stiliaus pavyzdžių tampa 1968 metais pasirodęs filmas Bullet, kuriam daug dėmesio skiriama gaudynių scenai. Akivaizdu, kad kai kurie filmo Mūšis po mūšio epizodai buvo įkvėpti panašių filmų. Ir šioje vietoje mums įdėmų dėmesį verta atkreipti į kinematografinį 70-mečio kontekstą. Tokie filmai kaip Bullet ar jau minėtas Nerūpestingas keliautojas buvo filmuojami sąlyginai pigia vokiečių gamybos rankinė kino kamera Reflex 35, kuri kaip karo grobis išplito po Antrojo pasaulinio karo. Kameros patikimumas ir lengvas jos svoris leido ją naudoti filmuojant dinamikos pilnus veiksmo filmus, o todėl ją pamėgo jauni, tačiau pinigų daug neturintis ir įdomesnį kiną norintis kurti kino režisieriai. Kitaip tariant, kamera Reflex 7 ir 8 dešimtmetyje padėjo susiformuoti taip vadinamajam naujajam Holivudo kinui. Judėjimai, kuriam vėliau bus priskirti tokie legendiniai režisieriai kaip Francis Fordas Coppola, Martinas Scorsese, Stevenas Spielbergas ar Brianas De Palma. You know what I'm talking about, you fucking cockroach.
Kalbant visiškai apibendrintai, 70-metyje į rankinę kamerą nufilmuotus filmus, kurie neretai turėjo kameros drebėjimą ar juostos grūdytumą, kino režisieriai ėmė žiūrėti kaip į reikšmingą stiliaus apraišką, kuri leido perteikti žiaurią tikrovę. Ir būtent tokį stilistinį šiurkštumą matome filme Mūšis po mūšio. Čia kamera dažnai subjektyviai dreba, o ekrane rodomi gana aštrius kontrus turintys objektai. Taip filme kopijuojama 70-mečio kino estetika. Tačiau tai dar ne viskas. Jau minėtame interviu filmo operatorius taip pat prasitarė, kad filmas buvo filmuojamas VistaVision formatu. Šiame formate kino juosta kameroje juda ne vertikaliai iš viršaus į apačią, o horizontaliai iš dešinės į kairę. Tai kino juostoje leidžia užfiksuoti aukštesnės kokybės ir daugiau erdvės apimantį vaizdą. Kalbant paprasčiau, VistaVision formatas leidžia fiksuoti tikroviškesnę, aiškesnius kontūrus turinčią erdvę. O kad suprastume, kaip ir kodėl atsirado šis formatas, dėmesį ir vėl teks atkreipti į kinematografinį kontekstą. Šiuo atveju persikelti dera jau ne į 7, o į 6 dešimtmetį. Po Antrojo pasaulinio karo pabaigos Amerikos kino pramonė išgyveno trumpą pakilimą. Iš karo sugrįžę kariai, o ir JAV karo pramonėje dirba žmonės, ėmė aktyviau leisti sutaupytus pinigus. O todėl kinas trumpam ir vėl tapo ypatingai populiaria pramoga. Tačiau 1949 metais kino populiarumas pastebimai nukrito, o todėl kino kūrėjai privalėjo sugalvoti priemonę, kuri kinui padėtų konkuruoti su vis labiau plintančia televizija. Ir šiame kontekste atsirado naujieji platus formatai, kurie pakeitė senąjį akademiniu formatu nufilmuotą kiną. 1952 metais buvo sukurta 3 kameromis nufilmuota Cinerama, kurie ekrane rodė smarkiai išdidintą ir išlenktą vaizdą. Nors pirmieji šio formatu nufilmuoti filmai buvo gana populiarūs, tai buvo labai brangus ir daug resursų reikalaujantis reginys. Tačiau jau 1953 metais kino kompanija Fox atrado gana pigią alternatyvą. Jie įsigijo taip vadinamus anamorfinius lęšius, kurie suspaudžia vaizdą kino juostoje. Ir šis formatas tapo žinomas CinemaScope pavadinimu. Kitos kino studijos taip pat ėmė sparčiai kurti savo plačiai ekranius formatus. Pavyzdžiui, vėliau bankrutavusi kino studija United Artists naudoja savo formatą Todd O, o kino studija Paramount Pictures jau minėta VistaVision. Ir būtent šiuo metu užgimė mums visiems įprastas plačiakranis kinas ir realistiškesnio kino idėja. Tuo metu plačiakranis kinas buvo siejamas ne tik su aktyvesniu periferiniu regėjimu, bet ir su realistiškesniu tikrovės vaizdavimu. Naujais formatais nufilmuotose filmuose kaip tik stebime įspūdingi į tolį nueinantis horizontai, o taip tariamai kuriamas tikroviškos, kūniškai juntamos erdvės įspūdis. Kartais tokios erdvės vaizdavimas net buvo tiesiogiai siejamas su konkrečiais kino žanrais, kaip atskleidžia legendinis vesternas Geras, blogas ir bjaurus. Šiuo atveju dėl savo horizontalios kino juostos padėties VistaVision formatas išsiskiria savo suplokštėjusiu, tačiau aštriai fiksuojamu vaizdu. Tai leidžia dėmesį nukreipti į priekį esančius veikėjus, tačiau kartu ir apžiūrėti juos supantį pasaulį. Toks sprendimas buvo naudojamas VistaVision formatu nufilmuotame filme Bugonija, o taip pat 3 Oskarus laimėjusiame filme Brutalistas. Ir būtent šią plačią ekranę aštrų vaizdą turinčią estetiką naudoja filmas Mūšis po mūšio, kuriame taip pat kuriamas tariamai tikroviškesnio vaizdo įspūdis. Apibendrintai galima teigti, kad filme Mūšis po mūšio atkartojamas 70-mečio JAV kine išplitusios smurto, narkotikų ir paranojos temos. Filme taip pat kopijuojama 70-mečio kino estetika ir 60-metyje užgimęs kino realistiškumas. O todėl šiuo atveju galima teigti, kad paskutinis Paulo Andersono kūrinys byloja apie amerikietiškojo kino istoriją, o tiksliau apie 6 ir 70-mečio kiną. Ir spėju, kad būtent dėl šios priežasties filmas susilaukė tiek kritikų liaupsių. Jiems dažnai patinka tokio pobūdžio kinematografiniai žaidimai. O jeigu tau patiko šis video, statyk laiką, komentuok ir prenumeruok, nes tai man padeda kurti toliau. Pixbox.